Sveiki, brangieji, sėskite, prašau. Ačiū labai, broliai Valdemarą, Saulių, už tokį švelnų vedimą į Dievo artumą. Ir šiandien mūsų pamaldos vyks šiek tiek kita, neįprasta tvarka. Kitos sekmadienį taip pat bus šiek tiek kitokios. Galbūt šiandien neišsiplėsiu, nes norime pasveikinti mūsų brolį Gintą, švenčiantį 60-ąjį jubiliejų. Tai bus tokių ir šventinių momentų. Džiaugsimės drauge, vaišinsimės. Na, o kitą sekmadienį vyks padėkos pamaldos. Tai mes tiesiog drauge visi dėkosime Dievui už nuostabius jo darbus, nuostabius stebuklus, kuriuos jis atlieka mūsų gyvenime, mūsų artimųjų gyvenime, mūsų miesto gyvenime, mūsų draugų gyvenime. Tačiau bus tiesiog įvairių liudijimų, bet prašome, kad kiekvienas iš šitas pamaldas atsineštų padėkos patiekalą. Kokį nors padėkos patiekalą ir mes drauge irgi turėsime tą stalo įvairovę ir vaišinsimės, dėkosime maldomis, žodžiais, giesmėmis, eilėmis, bet taip pat ir bendrystė prie agapės, prie kurios prisidės kas? Mes, taip, kiekvienas iš mūsų kažką atsinešime, pagalvokime, arba tiesiog galite irgi atsinešti, gal Dievas palaimino jūs šiais metais ypatingų derliumi, pavyzdžiui, moliūgų derliumi ir jūs galite pasidalinti, ar obuolių, aš nežinau, tiesiog jeigu turėsite kažko, taip pat galite atsinešti ir atnešime padėką Dievui. Amen. Na, o šiandien viešpaties žodis bus šiek tiek tokia netikėta kryptimi, ar ne, tikėjimas, kai Dievas tyli. O, kaip mes nemėgstame tokių dalykų. Mes norėtumėm, kad Dievas mums kalbėtų ištisai 24 valandas per parą ir ryte, ir naktį, ir perspėtų, ir stiprintų, ir nuvestų, ir pervestų ir panašiai. Ir labiausiai, ko nepakeliame, atrodytų tai tylos. Ar ne? Jeigu jau supranti, kad tavo artimas tyli, tai jau yra kažkas negerai. Ir tu sakai, jau tu kalbėk ką nors pasakyk. Galbūt net ir šiek tiek pikčiau, bet pasakyk, o netylėk. Nes ta tyla atrodytų kaip kažkoks ignoravimas. Ką ji reiškia? Ką reiškia tyla? Tyla gali būti labai palaimintas dalykas tarp dviejų asmenų, kai jie labai gerai pažįsta vienas kitą. Kai gali bendrauti be žodžių, kai pasitiki vienas kitu, kai giliai pažįsta. Atrodytų kiekvieną žvilgsnį gali atpažinti, ką žvilgsnis reiškia. Ir į tokią bendrystę, į tokį Dievo giluminį pažinimą mes einame, kai galima tiesiog Dievo akivaizdoje tylėti, kai tyla yra daugiaprasmė. Tačiau šiandien mes kalbėsime apie Dievo tylėjimą šiek tiek iš kito kampo, kuris galbūt trikdo, yra neaiškus ir kaip tuomet pasireiškia tikėjimo dovana. Ką viešpats iššaukia savo tylėjimu, kai mes nenugirstame jo krypties, kai mes galbūt kurį laiką nesulaukiame atsakymo. Ką tai reiškia? Ko Dievas siekia? Nes savotiškai kartais tokia tyla, ji gali būti kaip provokacinė, kuri išprovokuoja kažką labai stipraus iš mūsų vidaus, kas neatsivertų kitokiu būdu. Taigi Mato Evangelija, 15 skyrius, nuo 21 iki 28 eilutės, perskaitysime vieną Jėzaus tarnystės ir pokalbio epizodą, kuris yra vienas iš tokių trikdančių, labiausiai trikdančių Evangelijose. Vienas iš tokių, ne vienas buvo,
toks nekomfortabilus, neaiškus, bet jis yra vienas iš tokių. Taigi skaitykime nuo 21 eilutės. Iš ten išėjęs, iš kur? Nuo Genezareto apylinkių. Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai, iš ano krašto atėjo moteris kananietė ir šaukė jam: pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsakė nė žodžio. Tada priėjo mokiniai ir ėmė jį maldauti: paleisk ją, nes ji šaukė mums iš paskos, paleisk ją. Ėmė maldauti. Bet jis atsakė: aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada jį priėjusi jį pagarbino ir tarė: Viešpatie, padėk man. Jis atsakė: nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jie atsiliepė: taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo jų šeimininko stalo. Tada Jėzus jai tarė: o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kaip tu nori. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Aleliuja. Taigi, visas įvykis prasideda gan trikdančiai, nesuprantamai, bet baigėsi šlovingai. Ir be abejo, savyje turi nuostabių mums pamokų, įžvalgų ir į mūsų gyvenimą taip pat. Taigi, Jėzus pasitraukė iš Genazareto ir pirmą kartą mato Evangelijos istorijos vyksme, ką pasakoja evangelistas Matas, Jėzus nueina grinai į pagonišką kraštą. Tai yra Tyro ir Sidono sritį. Jeigu Jėzus eina į pagonišką kraštą, ne žydų, ne Izraelio, jis turi savo tikslų, nes Viešpats yra Dievas, jis įžvalgus, jis galbūt netgi žino, kas turi įvykti šitoje būtent vietoje, koks dramatiškas turi būti susitikimas su viena iš pagonių. Taigi jis nueina į Tyro sritį, galime pasižiūrėti žemėlapį tiesiog. Štai yra kur 12 kamienų po iškariavimo, matome pirmas žemėlapis ir po to antras, kur yra Judo ir Izraelio karalystė po Saliamono skilimo. Po Saliamono mirties skyla į du gabaliukus. Taigi žiūrėkime, pačiame viršuje pirmas žemėlapis Tyras ir Sidonas. Tai yra du pajūrio miestai. Tie miestai, visi pajūrėje, kurie išties klestėjo, buvo išties gan aukštos kultūros ir pagoniškos kultūros taip pat. Nes tai uostai, tai klestėjimas, o uostai tai yra klestėjimas. Ir matome, kai Jozujos laikais užima kananiečių žemę, kananiečiai buvo pagonis, kuriuos turėjo išstumti. Tiesiog Izraelis išstumti iš šitos pažado žemės ir patys įsitvirtinti joje. Matome, kad Ašero giminė taip ir nesugebėjo viso to krašto paimti. Ir pasakyta Jozujos ir Teisėjų knygoje, ypatingai Teisėjai 1 skyriuje 32 eilutėje sako, Ašeras gyveno tarp kananiečių to krašto gyventojų. Taip jie niekada kananiečių ir neįveikė šitoje srityje. Gyveno viena iš giminių, Ašeras gyveno tarp kananiečių.
O štai, kada karalystė skyla, čia truputėlį tas toksai istorinis rakursas mums. Nepagaunu dabar savo lazerio. O, gerai. Tai va, matome, čia iš viso, matot, atsitraukia ir lieka grinai pagoniškas kraštas, Tyras ir Sidonas. O Jėzaus laikais, reiškia, turėjo eiti nuo Galilėjos ežero, dažnai prekybiniai keliai per čia ir turėjo, toj vietoje buvo kažkur Pilipijos Cezarėja, kuria irgi bus įvykis. 16 skyriuje Mato Evangelijoje ir irgi apie jį kalbėsime. Taigi jis atsitraukia į šitą pagonišką kraštą. Ir dar ką noriu paminėti, iš Sidono, kas kananiečiams dar buvo būdinga, kad kananiečiai turėjo gilę savo religiją, jie garbino vieną iš daugelių dievų, Baalo dievą. Ir dar kas mums susijungia Senajame testamente, kad iš Sidono, būtent iš Sidono buvo Izraelio karaliaus, šitos dalies karaliaus Ahabo žmona Jezabelė, kuri suviliojo Izraelį garbinti Baalą ir paskyrė 400 Baalo pranašų sėdėti prie karaliaus stalo. Taigi mes matome tą nuolatinę įtampą tarp kananiečių ir izraeliečių dėl tikėjimo, dėl įsigalėjimo, dėl priešiškumo ir panašiai. Taigi Jėzus nueina į tokią, sakykime, priešišką teritoriją ir jau mokiniams rodo kryptį, kad Dievo karalystė ir tikėjimas Dievu, tėvu Jahve ir viešpačiu Jėzumi Kristumi peržengs Izraelio ribas ir nueis į pagoniškus kraštus. Ir tai mes matom jau apaštalų darbuose, kaip tai įsiplečia. Bet Jėzus jau žengia šitą žingsnį ir mokiniai eina su juo, užeina už Izraelio ribų. Ir čia jie būtent mokiniai gauna savo pamokas, o moteris, kananietė, pagonė, giliai tikėjusi moteris, įtikėjusi Kristumi, ji gauna savo pamokas. Taigi pirmiausiai nuo kananietės. Kananietės vardo mes nežinome. Kananiečiai, kaip suprantame, tokia priešiška tauta ir taip jau yra, ar ne? Nuo nuopuolio pradžios brolis su broliu kovoja, kaimynas su kaimynu čia, kur yra šalia. Taigi tie kananiečiai tikrai yra nedraugai ir vardas nėra paminėtas. Tiesiog viena išvarginta situacijos, gyvenimo situacijos savo dukros, didelės negandos, ligos, viena moteris sužinojusi, kad Jėzus su mokiniais atėjo į Sidono kraštą, susiranda juos ir šaukėsi. Ji iš tolo šaukia, ne iš arti, nepažindama Kristaus, nebūdama jo mokinė, iš priešiškos tautos, visiškai priešiškas atrodytų žmogus, bet įtikėjęs. Aiškiai matome, kad ji tiki Dovydo sūnaus karalystę, ji tiki Mesijų, kuris ateis iš Dovydo giminės. Todėl ji ir šaukėsi, pasigailėk manęs, viešpatie, Dovydo sūnau, tai reiškia pasigailėk manęs Mesijau. Aš tikiu, kad tu esi Mesijas, aš tikiu, kad tu esi gelbėtojas. Ir ji tiesiog šaukia, tai pasakyti, ji tiesiog rėkia. Ji garsiai rėkia, šaukdamasi pagalbos savo situacijai. Situacija neeilinė. Dukra
pasirodo, dukra sunkiai serga. Dukros nematome šalia, bet pasakyta, kad dukra buvo tiesiog kankinama, pas mus ar ne, yra išverčiama, kad buvo sunkiai kankinama demono. Ir yra graikiškas išsireiškimas, kuris verčiamas iš kakos daimonizetai šitoje vietoje. Kakos reiškia baisiai. Ir demonizatai demonizuota. Ji dukra buvo, jeigu tai pažodžiui versti, baisiai demonizuota. Koks pasireiškimas šitos demonizacijos buvo, mes nežinome. Turime suprasti, kad Seno ir Naujojo Testamento pasaulėžiūroje ir žmonės tikėjo ir kildino įvairias ligas, sunkias fizinės ligas ir psichologinės ligas kildino iš piktųjų dvasių. Kad sukėlėjai yra, gali būti demonas, gali būti demonai. Ir ne vieną kartą taip Naujam Testamente pasakyta, kad pas Jėzų atvedė demono apsėstą kurčiai ir nebylį. Sirgo nebylys, kurtysis ir paaiškina kaip demono apsėstai. Suprantame, kad mergaitė galėjo turėti sunkių psichologinių ligų, ji galėjo šalia turėti sunkių fizinių ligų ir tokių, kurios pasireiškia priepoliais, sunkiais priepoliais, nevaldomais dalykais. Ir tiesiog šitai moteriai niekas negalėjo padėti, jinai buvo praradus viltį. Jai niekas negalėjo padėti ir jinai savo mintise, greičiausiai girdėjo, kad yra Dovydo sūnus, kuris vaikščioja Izraelyje. Ir jeigu jis kada nors žengs į šitą vietą, tai bus vienintelė pagrindinė jos viltis išeiti iš šitos situacijos. Ir ji prašo, gelbėk mane, man šita situacija nepakeliama. Su mano dukra situacijos aš negaliu pakelti. Ir tą dramatizmą jos, būtent, kad jinai jau yra ant tos ribos, kad jinai tuoj atrodo nutrūks, kad jinai pasiekė tą ribą, rodo, kad ji į nieką nekreipdama dėmesio. Ji šaukia, tiesiog ji šaukia ir šaukia iš skausmo. Ir ką mes pamatome? Mes taiga pamatome Jėzų, kuris jai neatsako nei žodžiu. Nei vieno žodžio. Į žmogaus desperaciją, į šaukimą, nei vieno žodžio. Tyla. Visiška tyla. Tokioj dramatiškoj situacijai. Ką nori, gali galvoti. Ką reiškia dabar šita tyla? Galbūt iš kur šitas aklumas, iš kur šitas negirdėjimas? Čia Jėzus atrodo visiškai šaltas, nieko neatjaučiantis ir negirdintis. Štai kur visas trikdis. Tuo tarpu, ką tik prieš tai, Nazarete pasakyta, susirinko daugybė ligonių. Susirinko daugybė žmonių, žydai iš visų kraštų Galilėjos suėjo su savo ligonėmis ir Jėzus gydė juos. Jėzus pagailėjo, sako, nepaleiskim jų, jie nevalgė, maitinkim juos. Duokime duonos Izraelio vaikams. Ir mokiniai dalyvavo duonos padauginime. Kas nutiko su Jėzumi? Kodėl jis yra toks šaltas ir neatsiliepiantis? Ir šitą situaciją mums primena ir mūsų galbūt situacijas. Pažįstamas situacijas, kai yra tyla iš Viešpaties pusės. Yra iš mūsų pusės daug maldų, yra kvietimo, yra šaukimo, Dieve, pakeis situaciją, kad ir dabar
žiūri į tą karą Ukrainoje, 4 metus beldžiamės maldoj. Su pagalba, su viskuo atrodo, ką tu bedarytum, nieko negirdi iš tos pusės. Bet čia matome, kad Jėzus nėra praradęs savo gerumo. Jis neignoruoja, jis girdi. Kai Dievas tyli ir neskuba su atsakymu, tai nereiškia, kad jis negirdi. Šitą situaciją turi dar arčiau kananietę artinti prie jo. Ir tikėjimas turi būti ne emocinis, bet giluminis, viduje, visiškai pasitikintis Dievo žodžiu, jo gera valia, Dievo gerumu, pasitikintis Dievo gerumu. Ir mes matome, kad šita tyla moters neišgąsdina, bet sutrinka mokiniai. Pirmieji, kas sutrinka, tai sutrinka mokiniai ir sako, Dieve, mes negalim tverti daugiau. Kada ateis atsakymas? Jėzau, kodėl tu tyli dabar šitoj situacijoje? Tiesiog paleisk ją. Jeigu tu nieko nenori daryti jos gyvenime, tiesiog ją paleisk ir sakyk, eik šalenis čia. Bet jis buvo pasiruošęs padaryti. Bet iki to veiksmo dar buvo tiesiog žingsniukai. Ir jis tiesiog atsakė, sako, aš esu siųstas pas pražūsias Izraelio namų avis. Nu, gražiausiai. Pas tave ateina vargšas žmogus, sudužusi moteris ir dar Viešpats mokiniams kažką aiškina, sakydamas, mano misija dabar šiuo metu yra Izraelio avis. Nu čia tas pats, kas pasakytum, aš atėjau dabar tik pas bažnyčią. Tik bažnyčioje aš darysiu, o už bažnyčios ribų nieką nedarysiu. Ir tai turėtų, aš nežinau, tiesiog atstumti, jau toks žvilgsnis, toks šaltumas. Tai ką dabar tu nubrėži ribą ir čia atskiri žmogų nuo žmogaus, tai kas tu esi, kad tu negali pasigailėti, vienų tu pasigaili, kitų nepasigaili, gal tu neteisingas esi. Bet matot, su kiekvienu Kristus turi asmeninį santykį. Nėra bendrų tik tais formulių ir bendrų atsakymų į mūsų gyvenimus. Taip yra bažnyčios misija, taip yra bažnyčiai, sakykime, duoti planai. Yra duota vizija bažnyčiai, bet taip pat Viešpats su kiekvienu turi individualų santykį. Ir čia ta situacija, jinai man irgi toj mūsų politiniam kontekste irgi atrodo, vieni mylimi, kiti nemylimi. Štai Izraelyje įvyko karas. Visa pagalba, palaikymas, kas bebūtų, reiškia, sprendimai eina. Dabar žiūri Ukrainą, kaip kokia podukra. Tai stabdo, tai neduoda, tai dar kažkas tempia. Ir tu galvoji, čia jau vienintelį, ką gali daryti, įsižeisti. Taip kaip tai moteriai pasakė. Ji kaip kokia podukra, kaip kokia nereikalinga. Sako, pribėga, jie ateina arčiau, jie toliau eina prie savo sprendimo, jie eina gilyn. Iš pakraščio, iš šauksmo, jie eina gilyn, jie eina arčiau prie Kristaus, nusilenkia ir pagarbina ir prašo, padėk man Viešpatie.
labai arti Dievo, padėk man. Tai jos vizija, tai jos matymas, tai jos giluminis tikėjimas, kad tai yra jos šansas. Ir jai atsako, negaliu padėti, negaliu duoti duonos, vaikų duonos šunyčiams numesti. O čia tai bent, pas prašantį žmogų, pagonys jie kaip šunis, o Izraelis kaip Dievo vaikai. Tai buvo Senojo testamento žvilgsnis. Ir atrodytų, tai turi įžeisti ją visiškai. Visiškai įžeisti jos jausmus, jos įsitikinimą. Tai galutinis barjeras pastatytas, ne tik kad tylima, atstumiama, bet dar ir įžeidžiama. Ir įstabiausia, kad tas moters gyvas ir tikras tikėjimas Jėzumi, kaip gelbėtojų, kaip mesijų, tiesiog prasiveržia labai aiškiai, be jokio įsiskaudinimo. Neįsiskaudinęs tikėjimas. Jausmai gali įsiskaudinti. Ir kartais mes pagal įsiskaudinusius jausmus pasielgiam ir sakom, nebeisiu aš čia niekada. Aš to nebeklausysiu niekada. Niekada nesimelsiu, nes meldžiaus ir neatsakė. Kur tikėjimas? Tai rodo netikėjimą. Paprasčiausiai netikėjimą. Moteris sako, man nereikia vaikų duonos. Aš ne vaikų duonos atėjau. Aš šunyčio gabaliuką atėjau. Koks tikėjimas? Maža tavo malonė viešpatie, tavo malonės trupinėlis, nukritęs nuo Dievo vaikų stalo, gali padaryti didžiausią stebuklą mano gyvenime. Išgelbėti mane, išgydyti mano dukrą. Taigi, mes matome, kad moteris jį išties parodo ir mokiniams savo atkaklumu, veržlumu, ji tampa tikėjimo mokytoja. Pagonė moteris iš priešiškos tautos, kuri tuo metu vertinama kaip šunyčiai, staiga demonstruoja gyvą tikėjimą. Ir Jėzus tiesiog yra nustulbintas, gerąja prasme. Jis pagiria ją, nuostabus, didis tikėjimas. O moteryje, didis tavo tikėjimas. Koks didis tavo tikėjimas, kuris mato, kad Dievo mažiausias pirštelis, mažiausia malonė gali padaryti labai didelius dalykus. Tokio tikėjimo Jėzus nerado Izraelyje. Tik 2 kartus Mato Evangelijoje viešpats nusistebi tikėjimo didumu. Ir vieną kartą tik tai pasakyta, moteriai, koks didis tavo tikėjimas, tam trupinėliui, labiausiai sudužusiai, tai moterytei, kuri yra kaip šunytis, atrodytų. Bet kokio didžio tikėjimo, tu esi tikėjimu, sako moteris, atgijo savo mirusius. Tikėjimu, ne savo žmogiškų didumu, ne didžiais pažadais, bet vidiniu, nuoširdžiu, atkakliu, didžiu tikėjimu. Ir pagal tikėjimą tau bus. Pirmas žmogus tai buvo šimtininkas, kuris pasakė,
tu tik tark Viešpatie ir mano tarnas pasveiks. Tu tik nereiktų, tark ir mano tarnas bus sveikas. Ir Jėzus nustebo, sako, niekur Izraelyje nemačiau tokio tikėjimo. Ir čia, jis sako, koks didis tikėjimas. Ir mokiniai turi atkreipti dėmesį, koks didis yra širdies tikėjimas ir atkaklumas. Taigi, ką mums parodo moteris, kad jos tikėjimas ištveria Dievo tylą. Būna momentas, kada ištverti Dievo tylą ir eiti į artumą didesnį. Su Dievu turime. Ištveria įžeidimą, ištveria atstumimą ir parodo atkaklų, nuoširdų, nuolankų tikėjimą. Ne ambiciją, ne savo charakterį parodo, ne dar kažką, ką mes galim parodyti, Dieve, tu matai, aš nuliūdau, ar dar kažką. Viską prasimuša, pro viską prasimuša, įveikia visas ribas, įveikia kultūrinės ribas, tradicinės ribas, religinės ribas, įveikia visas ribas ir nueina iki Viešpaties atsakymo ir jo malonės pasireiškimo. Dukra tą pačią akimirką pasveiko. Cunk, įvyko susijungimas Dievo malonės ir visiško pasitikėjimo. Ir be abejo, mokiniams tas pavyzdys turėjo reikšti, kad išties ateina dienos, kai jūsų įvairios ribos bus peržengiamos per tikėjimą. Socialinis neprieinamumas, nemėgimas kažkokių tai žmonių, dėl įvairiausių jų pasirinkimų ir panašiai, dėl tradicijų, tradicija tokia, tradicija anokia, bus peržengiamos tikėjimo ribos. Ir gyvas tikėjimas veiks. Gyvas Viešpats veiks. Manau, kad mūsų gyvenime mes taip pat per savo gyvenimą su Dievu ne vieną kartą mūsų ribos bus patikrintos. Tikėjimo ribos. Kartais mes sakom, Dieve, aš tikėti galiu iki tiek. Tai yra mano ribos. Čia viską tvarkingai susidėlioju, Viešpatie, veik šituose ribose. O tai, kas už tų ribų, manęs neliečia. Visai manęs neliečia, Izraelis čia mūsų riba, taip, mokiniai, jie ilgą laiką taip galvojo. Kiek daug kartų Dievui reikėjo perlaužti tą žvilgsnį, kad mokiniai eitų į pakraščius, eitų pas pagonės, pas nemylimus, pas nekenčiamus, pas tuos, kurie įžeidinėja, pas tuos, kurie persekioja. Nemėgsta Viešpatie jie mūsų, sakai, nemėgsta jie mūsų. Viešpats sako, svarbu, kad aš noriu ten nueiti. Svarbu, kad aš noriu ten nueiti. Galvoju, kad aš tave labai taip mėgau, vieną vienintelį ir pašaukiau tave. Visos tautos yra Dievo sukurtos. Įvairiausios situacijos. Ir tas ribas jisai tikrina įvairiai. Čia dar prieš pandemiją turėjom tokį projektą su Jolanta Chlevickienė, jeigu atsimenate, tokia visuomenininkė Šiauliuose ir su moterim, tiesiog besidarbuojanti. Ir kadangi jos projektai yra susiję su labdara ir ten buvo padovanok suknelę per Kalėdas, toks projektas jos buvo. Mes su ja susipažinome ir jį kvietė mane į šitą projektą taip pat, nes tai
dovanojamos moteris, kurios geriau gyvena, padovanoja savo suknelę moterim, kurios sunkiau gyvena iš socialiai tokių rimtinų ir kad, moteris jinai nori pasipuošti, nori gražiai atrodyti ir panašiai. Bet mums sako, prie viso to pasipuošimo mums neužtenka to. Mes norime dar, ir Dievo žodžio, ir maldos mes norėtumėm. Ir galėtum pasakyti, neisiu į pasaulietinį kažkokį renginį. Kažkur ten dabar suknelės, ne suknelės, o duonas duokit. Ką tos suknelės dabar? Ką jos reiškia? Vyrams iš vis čia kažkas, jų iš vis nereikia, kas čia per renginiai dabar tokie. Ir tos kritikos, ką tu ten veiksi tam renginį? Taigi, kviečia pasakyti žodį, tai ką nepasakysi, įkviečia mūsų seseris dalyvavo ir ten tarnavo visai smagiai. Iki pandemijos 3 metų turėjom, kas kalėdas tokį. Bet įdomiausia, tam renginiai, aš ateinu, man nieko, aš galiu visą tą. Man patinka kultūra, man tas dera, tikėjimas, kultūra. Man nėra jokio pasipriešinimo ir aš ateinu ir renginį pamatau žmogų, kuris tiesiog susuka vidų. Nes tas žmogus bažnyčios pradžioje, probudimo pradžioje, tiesiog atvirai mums kenkia. Įdavė, apskundė, savivaldybėje mus visaip negražiai juodino. Pradžioje buvo mūsų bažnyčioje, po to ten buvo prikalbintas. Ir kad paliudytų, kai savivaldybėje buvo toks vos ne teismo procesas, kas čia su tuo tieso žodžiu vyksta Šiauliuose. Išėjo paliudyti ir klausė. To žmogaus sako, kaip, ar ten iki išnaktų rėkia ir meldžias? Taip, rėkia ir meldžias. Ten pinigus renka? Taip, ten pinigus renka. Ten baisiai. Jaunas žmogus, tiesiog jaunas žmogus. Po to tas jaunas žmogus paėjo, mes taip po to ir supratome, kad paėjo karjeros laiptais. Nuėjo į žurnalistiką ir paėjo karjeros laiptais. O kiti mes irgi čia jaunuoliai pasilikom, toliau tikime. Ir įsivaizduokit, aš ateinu į tas sukneles, galvoju, čia Dievo žodžiu dalinsiu, aš čia taip, ir aš pamatau tą žmogų. Ir tas žmogus ne šiaip savo. Jolanta, jinai tiesiog nieko nežinojo, jinai tiesiog pakvietė tą žmogų vesti renginį. Ir ne vieną kartą, bet 3 kartus. 3 iš eilės kartus. Ir galvoju, 1 metais, o Dieve, man padėk. Ir jai ten irgi nemalonu, visaip ten sunkiai pasisako, pastorė, dabar tars žodį. Bet 3 metais, jau kai 3 metais įvyko, tas jį pasakė, jau vesdamas susirinkamai pasakė, mums ne tik tų suknelių reikia, mums jų gal ir visai nereikia, bet mums reikia Dievo palaiminimo, mums reikia maldos, mums reikia šito turinio. Aš savo viduje šitam žmogui uždėjau kryžių. Sakau, su išdavikais nieką kalbėti nereikia, kurie dar ir tave apjuodina. Bet Viešpats įspėjo, o kiek, sako, ten tų melagingų liudijimų buvo prieš mane, tu prisimeni. Skaitai Evangelijas. Taip. Tai su mokiniais bus tas pats, kas su mokytoju buvo. Taip. Bet tu neturi teisės palikti už ribos to ir laikyti už savo širdies ribos. To, kurį aš irgi liečiu, kurį aš randu, kaip pasiekti. Ir tokių įvairiausių ribų mes galim atrasti
savo gyvenime. Galbūt kažkam nepatinka kažkokios tradicijos. Tai žiūrėk, tau duoda su žmonėm bendrauti, kurie tas tradicijas puoselėja. Ir ilgai bendrauti, nes tai yra iš giminių tarpo. Ir va taip bendrauti, kad nenutrūktum ir nepasakytum, Viešpatie, tu jau paleisk juos iš čia. Paleisk iš mano gyvenimo šito žmonės. Bet tai ne tik tais. Ateina vis arčiau tavęs, į tavo giminę. Staiga tavo vaikai pradeda tuoktis, nežinai kaip, įvairiai. Sakytum, su tais žmonėm niekada pats nesituoktum. Ir tu supranti, kad tavo ribas plečia, tiesiog plyšk tave, tiesiog plečia į visas pusės. Na? Galvoju, mano tėvai, jiems irgi teko pereiti tam tikrus žingsnius ir tą susitikimą su gyvu Dievu turėti visai kitoj terpėj. Visai kitoj terpėj. Mano tėtis užaugo katalikų kultūroje ir tradicijoje. Mano mama užaugo ortodoksų kultūroje ir tradicijoje. Ir galiausiai mes visi tapom atgimę krikščionės evangeliniai laisvoj bažnyčiai. Taip, teko peržengti ir tėtis pradžiai sako, ką jūs čia, kai su mama mes pradėjome melstis namuose, mama pirmą įtikėjo, po to tėtis. Jis sakydavo, vieną eik pas katalikus, tradicija gera, va močiutės pratesk, kitą eik į ortodoksų bažnyčią, ir melskitės, ką jūs čia dabar namuose meldžiatės. Bet mama sakė, ne. Mūsų gyvas Jėzus pašaukė. Ateik ir tu pažiūrėsi, sako, ateik ir tu pažiūrėsi. Ir jis atėjo į susirinkimą, buvo evangelizacinis susirinkimas ir ne šiaip paprastas susirinkimas, po kurio kviečiama melstis atgailos malda ir po to už įvairiausius išgydymus, išlaisvinimus melstis ir panašiai. Ir žiūriu, mano tėtis išeina. Meldžiasi, atgimimo malda, po to, kai kviečia dar ateikit, mes už jūs pasimelsim, uždėsim rankas, mama net juokia, sako, žiūrėk, jis pirms vara. Eina tėtuks, malda už jį, uždėjo rankas, tik pukšt, kai krito, o juokdavo, sako, tau gražu, tu atėjai ant scenos, mano mamai sakydavo. Už tave meldžiasi, o tu atsigulė ant scenos. Kaip tai atrodo? Teko patirti pačiam šventosios dvasios prisilietimą. Po to mama namuose klausė, kaip šventoji dvasia nužengia, galėjai išstovėti? Ir iš ties tai buvo laikas, įsivaizduokim, tai buvo toks posovietinis laikas. Tikras atsiverimas ir toks, ieškojimas Dievo. Dievo prisilietimo, prisipildymas tuščio širdies, išdžiūvusio žemės. Kai tu supranti, kad jau nebesuteikia tik paprotys ir papročio laikymas, bet kad reikalingas tas susitikimas. Ir galėtų atrodyti, tu ateini į susitikimą, kažką peržengi, kažkokią tai ribą peržengi, bet tu įgyji gyvą susitikimą. Tai tokių ribų yra įvairių ir mes, pavyzdžiui, dabar su nekantrumu, su šeima laukiam mūsų kelionės į Afriką. Pavyzdžiui. Ir mes nežinome, kas mūsų laukia. Matot, jeigu tai būtų tik tais misijos kelionė, misija siunčia ir viskas. Bet tai yra giminystės kelionė. Tai irgi yra toks peržengimas, žinokit, mums tos ribos tokios mielos čia Lietuvoje. Mes niekur nenorim iš jos vykti. Va taip pagal žmogiškumą.
aš taip sakau, aš grįžtu iš Airijos ar iš Danijos, kada grįžtam, sakau, oi, brangi lietuvėlė, pati nuostabiausia, geriausiai čia yra. Ir tik pasakai, tau geriausiai čia, tave tik. Ir tu galvo, kas bus. Tai melskitės už mus. Tiesiog melskitės, mes irgi ruošiamės ir maldose, ir visaip, ir te būna Dievui šlovė, nes Dievas yra visų tautų kūrėjas. Ir Dievas peržengia mūsų to žmogiškumo, to siauro mūsų žmogiškumo ribas, plečia mūsų širdis ir trokšta, kad mes mylėtume, kaip Jis myli, matytumėm, kaip Jis mato. Taigi, apibendrinant tos dvi pamokos, kai Dievas tyli, supraskime, Jis mus formuoja. Ar tai tautos kontekste, ar asmens kontekste. Jeigu mes iš karto negaunam atsakymo, neišsigąsk, vyksta formavimas, kad mes pasitikėtume, nepasipiktintume jo gerumu, pasitikėtume jo gerumu net pačiose prieštaringiausiose sąlygose ir vietose. Pasitikėtumėm juo. Ir tavo siela nurims, ir tavo siela pasveiks. Ir kitas dalykas. Mokinystė, ir tai yra mes kaip tikintieji, bręstame, realiai bręstame tuomet, kai mūsų širdis išmoksta mylėti plačiau nei mūsų ribos. Nei mano tik šeima, mano bažnyčia, mano miestas, savo ribas kažkokias mes turim, mano tauta. Kai mes bręstame, mūsų širdis plečiasi ir jos išmoksta mylėti kiekvieną Dievo kūrinį. Aleliuja. Dėkojame tau, Viešpatie.